Sveiki visi. Kai pradedate dvasinę praktiką, prasideda ir aplinkinių kančia. Truputį sutirštintas pavadinimas, bet vos vos. Kas praktikuoja, tikrai žinos, apie ką kalbu. Ir tikrai patys patyrė arba sutiko tokių žmonių, kurie truputį sukuria kančios kitiems žmonėms. Aš žinau, nes tikrai esu iš tų žmonių, kurie daug su savo praktika, savo nepajudimais įsitikinimais apie praktiką, kokia turi būti praktika, tikrai nemažai prikūriau kančios ir nepatogumo. Ir iki šiol karts nuo karto save pagaunu kažką darant tokio, kur ne visai parodo atvirą protą ir panašiai. Ir čia, aišku, tinka ne tik apie zen, budistinę praktiką, apie bet kokią praktiką, kur mes staiga atrandam ir mums atrodo, kad mums labai tinka ir staiga nuo to atrodo, kad pasikeitė visas pasaulis. Kad pradėjom matyti kitaip, visiškai kitaip pradėjom matyti pasaulį, žmonės. Tai kokią tą kančią mes sukūrėm kitiems su savo praktika. Nes atrodo, kaip ir turėtume kaip tik sukurti daugiau harmonijos, daugiau tarpusavio supratimo, daugiau atjautos. Ir aišku, visi tie dalykai taip pat ateina dažniausiai. Bet tuo pačiu yra kai kurie dalykai, kurie suteikia kitiems kančią. Pirmas dalykas, turbūt tikrai daug kas yra patyręs. Kai tik atrandi praktiką ir jinai taip tau tinka ir negali patikėti, kaip tu iki šiol gyvenai be jos. Ir tada pradedi matyti visus kitus, kuriems taip būtinai reikia tai praktikuoti. Pradedi matyti žmonių problemas, kad jeigu tik jie žinotų tą knygą, jeigu jie tik žinotų tą meditacijos būdą, jei tik jie paklausytų tos darmos kalbos, tos problemos, apie kurias jie kalba, jos iš viso išsispręstų taip greit, kad net jie pamatytų, kad čia net ne problemos. Tai kai pradedame pradžioj tas entuziazmas, ir atsiranda tas noras, kiek įmanoma tuo pasidalinti. Įmame siūlyti visiems savo tas knygas, kurios mums labai padarė didelį įspūdį, siūsti video 10 kartų per dieną. Tai iš tikrųjų šitas dalykas gal tiek jau kančios čia neprikuria. Šiaip labai juokinga, iš tikrųjų, po to, kai pasižiūri, po kurio laiko pamatai. Net po poros dešimtmečių praėjus vis tiek kartais pagaunu save, kad nors žmogus pasakoja ir jau aš galvoju, o va tam žmogui taip šita knyga. Atėjo katytė šventyklos. Ir tai aš galvoju, pagaunu save, jeigu tik žmogus išgirstų darmos kalbą, kaip nusiųst norėčiau. Arba jeigu tik perskaitytų tą knygą. Net nebūtų to klausimo, kurį jis dabar klausia. Karts nuo karto, bet jau labai aiškiai pasimato, kai atsiranda toks noras kažką įsiūlyti, kas man labai patiko. Bet įdomus dalykas, kad dažniausiai visgi tie siūlymai, nežinau, labai retai, man atrodo, labai retai, kad iš tiesų žmogus paimtų, perskaitytų tą knygą ir lygiai taip pat gautų tokią pačią. Būna, aišku, kad būna. Tai taip yra su tais siūlymais, kad labai kažkaip tai, ypač kuo labiau kažkaip tai entuziastingiau siūlai ir kuo labiau užsidegęs apie tai esi, kaip tik tą žmogų nugesina. Per daug tas toks entuziazmas. Gal čia toks pavyzdys, aš visą laiką prisimenu, vaikystėje mano mama labai gerai žaidė šachmatais ir labai mėgo žaisti šachmatais. Ir labai norėjau mane uždegti tuo pomėgiu žaisti šachmatais. Ir bandė mokė, nežinau kiek ten mėnesių, bandė mokyti ir aiškinti ir rodyti. Ir stengiausi, kartu sėdėjau ir žiūrėjau ten kokie tie ėjimai, kokios figūros. Bet niekaip negalėjau įsidėmėti. Tiesiog atsimenu taip nuobodu, neįdomu. Ir kad ir stengiausi kažką įsiminti. Negaliu niekaip. Neprisimenu aš ten, kaip tas žirgas eina ant rusų. Bet vieną kartą pamačiau mano draugę žaidžiančią šachmatais. Ir taip įdomu pasidarė.
Aš išmokau visus tos ėjimus, visus ten tos kombinacijas, kiek ten pačioj pradžioj kokios įmanomos per pusvalandį. Ir nieks manęs nemokė. Tiesiog žiūrėjau, nes labai buvo įdomu ir žiūrėjau ir pati norėjau. Ir paskui kurį laiką šachmatai buvo labai didelė dalis mano gyvenime. Tai čia toks visą laiką prisimenu. Tai su ta dvasinė praktika irgi, jeigu šeimoje, didžiausia laimė, jeigu šeimoje vyras ir žmona arba tėvai ir vaikai ir kažkas šeimos dar kartu imasi praktikuoti. Tai čia, manau, čia tikrai didelė laimė. Nežinau, ne tai, kad laimė, bet tai labai sutvirtina praktiką. Ir daug lengviau daugelį dalykų. Ir lengviau dalintis tada. Tada tikrai gali dalintis tomis knygomis ir tikrai žinai, kad tam žmogui įdomu ir reikia ir jis nori, nes jis pats eina tuo pačiu keliu. Bet šiaip kitais atvejais, jeigu taip nėra, tai palikti tą galimybę žmogui atrasti pačiam. Ir tada tas atradimo džiaugsmas vis kitoks, negu kai tau ten iš šono vis kiša, tau nebus toks tas dalykas įdomus. Palikti tą atradimo džiaugsmą pačiam žmogui. Ir gal tai užtruks 10-20 metų, bet tai gal tiek jam reikia. Bet vis tiek tai bus jo, jau jisai atras tai. O gal ir neatras iš viso. Tai irgi gerai. Tai neįmanoma, kad visi pradėtų tą praktikuoti kažką, kas man patinka. Bet vienas dalykas, kurį galiu padaryti, geriau vietoj to, kad ten siūlyti knygas, daromas kalbas siūsti ir kitus dalykus, būti pavyzdžiu, kaip praktika keičia žmogų, keičia gyvenimą, ką praktika, tarkim, duoda žmogui. Šitas dalykas veiks 100 kartų daugiau negu duota knyga perskaityti. Jeigu kartu gyvenantis žmogus pamatys, kad, tarkim, prieš tai ten tu turėjai labai daug pykčio, visko mažiau to pykčio, arba, pavyzdžiui, tapai nuolaidesnis, atviresnis, labiau atsipalaidavęs, įvairių dalykų gali įvykti su praktika. Bet aišku, ir artimieji labiau žiūri, kaip per padidinamą stiklą. Ir kaip tik dar labai dažnas būna priekaištas ir artimieji, ir draugai. Taigi tu praktikuoji meditaciją. Tai kaip tu taip gali elgtis? Labai dažnas pasakymas. Ir nereikia tikėtis, kad žmogus iš karto taps šventuoju. Ir nereikia tikėtis pačiam, kad iš karto pradėti kažkokią tai praktiką ir iš karto tapsi visiškai ramiu, švelniu, pilna užuojautos žmogumi. Gerai būtų, bet taip nebūna. Nes tik žmogus gali žinoti, pats žmogus gali žinoti, kiek jam davė tą praktiką. Ir jeigu ten artimam žmogui atrodo, kad jis koks buvo piktas, toks ir yra piktas. Kaip nevaldo pykčio, taip ir nevaldo, taip gali atrodyti. Bet pats žmogus žino, kad šiandien jisai 5 kartus buvo labai supykęs, bet tik 1 kartą apšaukė kažką. O 4 kartus jis pamatė, kaip jam pyktis kyla ir nepasirinko to pykčio. Bet žmonės pamatė tą vieną ir tai jau viskas sugriovė visą jo praktikuoto įvaizdį. Tai tas vienas dalykas, kai bandom labai pasidalinti, tai nereiškia, kad nereikia dalintis. Galima dalintis tais visais dalykais ir tom visom praktikom, bet išmintingai, kad nebūtų įkyru kažkaip tam žmonėm. Ir pamatyti, ar tam žmogui tas įdomu. Nes gal tas žmogus nepasakys, iš mandagumo vis ims ir ims tą medžiagą kažkokią, bet reikia pajust, ar iš tikrųjų tam žmogui tas svarbu. Dalintis nieko tokio, reikia dalintis su išmintim. Kitas dalykas, labai juokingas būna, čia labai pastebiu su zen praktikuotojais. Ir lygiai taip pat ir aš, neišimtis tikrai, kai pradedi kalbėti tom frazėm, kažkokiu zen meistro, pavyzdžiui, frazėm, neprisirišk, nevertink, neskirstyk, put it all down, atmesk viską, padėk. Tai tik tavo nuomonė, tavo mąstymas. Tokios yra frazės, kur zen meistras, kai sako, tai yra viena. Bet kai mes kartuojam kaip papūgos, tai iš tikrųjų nesinori su tokiu žmogum kalbėti. Kartais, na. Nes būna tikrai, nori tiesiog apie kažką pakalbėti ir būna ir tarp vienuolių.
Aš čia gal labiau tarp vienuolių, nes dažniausiai esu tarp vienuolių, bet tikrai žinau, kad tarp pasauliečių irgi būna tos tokios frazės. Bet tarp vienuolių labai irgi nori kažką tiesiog pakalbėti. Ir sako, nevertink. Ir viskas. Užčiaupia burną. Ir iš vienos pusės gerai, gal ir gerai, irgi kaip praktika iš tikrųjų, tai nėra, kad blogai. Bet truputį toks juokingas dalykas. Nes svarbiausias dalykas, kad tos frazės nėra mūsų. Mes tiesiog kaip papūgos kartojam tas frazes. Ir taip yra situacijos, kai labai taikliai ir labai galima panaudoti tas frazes. Yra, jos nereikia, kad jos iš viso nepanaudojamos. Bet tuo metu, kai tu ją sakai, tai tikrai turi būti tavo kažkokia patirtis su ta fraze. Ir tikrai paliesti žmogų. O ne pakartoti ir užčiaupti tą žmogų, ir kad jis viskas nenorės su tavim kalbėti. Yra daug tų dalykų iš tikrųjų, kaip mes su savo praktika sukūriam kančią kitiems. Tai, pavyzdžiui, dar kitas dalykas būna, kad šeimoje kas nors praktikuoja. Labai daug istorijų tokių yra, net anekdotų. Koks nors vyras praktikuoja ir tuo metu visi turi sustabdyti visus darbus, nustoti kalbėti, vaikščioti ant pirštukų, nes vyras praktikuoja. Tai toks biškiai ir komiškas dalykas. Bet būna gana dažnai. Ir tai irgi, tai nereiškia, kad negalima praktikuoti šeimoje, bet vėl reikia išminties. Tikrai šeima neturi sustabdyti visos savo dienos eigos vien dėl to, kad kažkas sėdi meditacijoje. Ir galų gale, kodėl negali sėdėti triukšme? Jeigu jau reikia specialios kažkokios aplinkos, tai jau tiek ten tos meditacijos. Reikia mokėti sėdėti bet kur. Tada meditacija yra meditacija. Kaip katė. Galime miegoti bet kur. Nieks netrukdo. Nesvarbu, koks čia triukšmas būtų aplinkui, jeigu noris miego, miega. Tai taip mes su meditacija irgi kaip tik panaudoti tos dalykus. Jeigu yra triukšmas, šeimoje kažkas vyksta, tai kaip tik panaudoti tokius dalykus praktikai. Ta praktika bus daug gilesnė. Nėra nei vieno dalyko, kuris gali sutrukdyti mūsų praktiką, išskyrus mus pačius. Tai yra, iš išorės nėra nei vieno dalyko. Niekas negali sutrukdyti praktikos. Vienintelis dalykas tai mūsų protas. Tik vienintelis dalykas, kas gali sutrukdyti praktiką. Ir didžiausias iš tikrųjų dalykas, kaip mes sukūrėme kančią, kuris, man atrodo, šitas dalykas ir tęsiasi ilgiausiai ir sunkiausiai pastebimas. Ir pas vienuolius, pas pasauliečius, išlieka kartais visą gyvenimą. Ir arba grįžta, tai ir pastebiu savyje irgi, atsiranda, sumažėjo, gal nesumažėjo, gal kaip tik nepastebi, kurio laiko vėl pastebi. Atrodo, kad sumažėjo. Tai, nežinau, net čia pavadinimą kokį pasakyti, bet toks dvasinis kategoriškumas. Labai tampame, irgi ne visi žmonės, tikrai. Bet daug pastebi. Ir pirmiausia save, kad labai tampame kategoriški. Ir net iš tikrųjų, net ir labai ilgą laiką praktikuojam, vis tiek kartais net ir sustiprėja tas kategoriškumas. Tarkim, kas yra praktika, kad tik tokia praktika, tik tokios rūšies meditacija, pats tiesiausias kelias, tarkim, nušvietimą. Visa kita tai dar ne lygis. Ir labai matos tarp vienuolių. Pavyzdžiui, meditacijos vienuoliai dažniausiai būtinai žiūrė žemyn, kaip pasakyti, truputį žemesnio lygio į tuos vienuolius, kurie mokosi, pavyzdžiui. Arba ten daro ceremonijas, sakysim. Ir gal tai ir nesakė, aišku, jog zen meistras, kad darydamas tų ceremonijas nušvisi, bet vis tiek mes nežinom, koks to žmogaus kelias ir kokiu protu jis daro tas ceremonijas, o kokiu protu jisai sėdi toje mokykloje, mokosi sutrų. Tas vertimas vėlgi tik tai menkina mūsų pačių praktiką. Tas labai toks kategoriškas, ne, čia tikrai ne praktika. Arba labai dažnai būna su pasauliečiais pastebi tas prisirišimas prie tylos ir ramybės. Neįsiu jokią ten parduotuvę, jokiais būdais, aš nekenčiu
prekybos centrų, man jie kelia alergiją, tik gamtoj ir tik tyloj, nemėgstu jokių ten tuščių pokalbių. Tokių būna nemažai, tas prisirišimas prie ramybės ir tylos. Tai aišku, kad mes visi mėgstam ramybę ir tylą. Bet ir vėl, nieks nepamaišys praktikai iš išorės. Koks bebūtų triukšmas, koks bebūtų žmonių sambūris, kad ir ką bedarytų, mūsų praktikai nieks nepamaišys, jeigu mes patys savo nepamaišysim. Tai būna tie tokie skirstimai, kad tik vienuoliai gali teisingai praktikuoti, tik vienuoliai gali skirti laiką tikrai praktikai. Arba atvirkščiai, jau vienuoliai per daug patogiai gyvena, iš tikrųjų tikra praktika įmanoma tik pasaulietiškam gyvenime, kai susiduri su visais sunkumais. Tokie vertinimai, jų daugybė, begalybė, čia neišvardinsi visų, kas dabar šauna į galvą. Ir jie yra tokie giliai įaugę mums, kad mes jų nepastebim dažniausiai. Ir mums net atrodo, kad tie vertinimai yra kaip tik išmintis. Arba, pavyzdžiui, mokytojai. Tik šitas mokytas pats geriausias. Šitas mokytas pats stipriausias. O tie mokytojai, tai jie ten kažkokie pusiau. Ir taip yra visokių rūšių mokytojų. Ir yra visokių apsišaukusių mokytojų. Ir yra visokių lygmenų mokytojų. Ir jų visokių reikia. Gal aišku, tų apsišaukusių geriau nereikia. Bet vieni mokytojai kalba apie paprastesnius dalykus, kiti naudoja sudėtingesnius, kažkokius gilesnius. Jų visokių reikia. Arba ten Korėja, aišku, Korėjos zen geriausias, Japonijos zen geriausias. Kinijai kažkaip nelabai save išeina išaukštinti, nes nelabai buvo, nes gana buvo prispaustas tas visas dalykas, tai jie dabar iš viso džiaugiasi, kad gali praktikuoti. Čia vakaruose labai pastebima. Vieni praktikuoja tibetiečių budizmą, kiti japonų, kiti korėjiečių. Ir būtinai bus, kad vis tiek kažkuris iš tų bus žemesnis. Tai reikia labai atidžiai stebėti savyje. Nes visi šitie vertinimai mane padaro pačio žemiausio lygio, iš tikrųjų. Jeigu kažkokio ieškot lygio. Atsirado vienas vertinimas, kad mano mokytojas pats geriausias, viskas. Dingo visą praktiką. Iš naujo. Taip, mano mokytojas pats geriausias man. Ir meditacija geriausia man. Labai matosi, kad pavyzdžiui Korėjoje tarp budistų šitų dalykų nelabai yra. Vienintelis dalykas, kurį pastebiu, tai kad kartais būna, kad gal korėjietiškas budizmas pats autentiškiausias iš Rytų Azijos šalių. Gal toks kartais būna, bet iš vienuolių, tikrai ne iš pasauliečių. Ir būna iš tų vienuolių, pavyzdžiui, kur sėdi visą gyvenimą zen šventyklose, kad žiūri truputį žemiau tos, kurie to nedaro. Bet visi kiti dalykai, kad ten labai bandosi dalintis ir įtakoti savo šeimą, kad pradėtų praktikuoti, frazės kažkokias naudoti, beveik neteko sutikti Korėjoje. Nes aišku, tai yra įaugę į jų kultūrą, kad nėra ką čia dalintis. Visi viską žino. Ir jeigu norės, praktikuos arba nepraktikuos. Taip, kad jie guli čia patogiai, kad gaila net ją žadinti. Bet atrodo, lyg ir viską pasakiau. Tai svarbiausia pastebėti save. Ir kartais visai gerai pastatyti save į situacijas, kur tau atrodo, kad tave nuo jų šiurpas krečia. Nežinau, nueiti į kažkokį prekybos centrą. Jeigu jūs tik tai norite būti gamtoj. Tai kaip tik labai naudinga nueiti į tą prekybos centrą arba į turgų. Ir labai daug tokių praktikų ir darydavo netgi vienuoliai. Ir dabar kartais daro. Atsisėsti meditacijoje turgui. Tai patikrint save. Nėra nei vienos vietos, kuri netiktų meditacijai. Nėra nieko iš išorės, kas gali sutrukdyti tą meditaciją. Viskas tik tai priklauso nuo mūsų protai. Tai vienintelis dalykas, kurį reikia žinoti. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes jau stengiamės
O atrodo tikrai ten niekam nesiūlom, netrūkdom nieko, ne jokių frazių tenai nekaišiam. Bet jeigu sutinkam tokį žmogų, tai irgi gerai, labai gerai. Tai tiek apie tą kančią, kurią mes sukūrėme kitiems savo praktiką. Svarbu stebėti save momentas po momento ir laikyti kuo atviresnį protą. Kuo atviresnį bet kokiai praktikai, bet kokiai situacijai, bet kokiam žmogui ir bet kokiai katei, kuri yra šalia. Ačiū.